Norėtųsi pasveikinti komandą, žaidėjus ir visą mūsų trenerių kolektyvą ir medikus ir taip toliau. Svarbiausia sirgalius, kurie mus šiandien vėl stipriai palaikė su pirma pergalė top 16 turnyre. Ir po pirmų praloštų rungtynių vis tiek tas spaudimėlis toksai atsiranda, kai būtina jau laimėti ir priešininkas nugalėjęs Barceloną atvažiavo tikrai pasitikintis savo jėgomis ir džiugu, kad vyrai tikrai vyriškai susikovė. Beveik visas, sakykime, rungtynės išskyrus porą momentėlių, kur gali priešininkui priartėti, atlaikė tą rimtą agresyvų nusiteikimą ir galų gale laimėjo rungtynės. Klausimų treneriui. Trenerės žaidėjai sakė, kad Albai pavyko primesti savo žaidimo stilių, bet jūs atsilaikėte, ar iš tikrųjų taip ir buvo? Aš dabar bijau pasakyti, ką aš skaitau, kad ir mums pavyko primesti savo žaidimų stilių. Mes labai nenorėjom, kad jie greitai bėgtų ir lengvai pelnytų taškus. Mes labai norėjom, kad kuo dažniau priešininkas žaistų mūsų pusėje 5 prieš 5, kur galvoju, mes esame tikrai labai stiprus ir galvoju, mums tai pavyko padaryti ir laimėti. Galvoju, kad laimėjom galbūt tas paskutinis metimas buvo toksai, sakykime, laimingas ir tas 3 taškai, bet šiaip galvoju, kad pirmavom visas rungtynes ir pelnytai nugalėjom. Šiandien Lukas Lekavičius laimėjo tokį mikrodvikovą prieš Vilančelį, ne? Na, žinot, man tos dvikovos yra mažiausiai įdomios. Aš žiūriu, kas tuo metu geriausiai atlieka arba naudingiausiai žaidžia arba gerai žaidžia atkarpą, kuri yra naudingai komandai. Ir aš galvoju, kad man taip galbūt ta dvikova, bet aš į jas tikrai visiškai nekreipiu dėmesį. Kalbant apie Vilančelį, jisai daug prameta, šiandien gavo 3 blokus, ar tiesiog jam nesiseka, ar kaip čia galima paaiškinti? Na, žinot, tas nesisekimas, ką reiškia, jeigu tu nebūdamas aukšto ūgio lendi į krūvą žaidėjų, tai kažkas tai vis tiek tą bloką duoda. Truputį reikia, aš galvoju, kad jam irgi atsirinkti. Galvoju, kad jisai rungtynės pradėjo gerai, atsidarė 3 taškų ir gynėsi tikrai neblogai, bet vis tiek tas ilgus metus žaistas žaidimo stilius iš jo dar niekur nedingo ir jis dar nepersikvalifikavo į tokį, kurį galbūt jam reiktų žaisti. Bet bandom jam padėti, ne visada taip greit pavyksta, kaip norisi, bet tikim, kad vis tiek sulauksim iš jo dar didelės pagalbos. Laukia rungtynės pirmadienį su Lietuvos Rytu, kokį įspūdį pastaruoju metu ši komanda palieka? Jūs žinot, kad čia nesvarbu, kaip mes turnyrį lentelėje būtume, ar kaip jie yra, ar žaidžia, yra visiškai kitos rungtynės. Ir jos yra pilnos emocijų, pilnos kovos ir kaip pasakyti, to derbio dvasios perpildytos ir čia kaip kur kas kada žaidė, man atrodo, kad čia vaidina mažiausią rolę. Taip pat ir treneris Šeškus sakė, kad po paskutinės pergalės jisai niekiek mūsų nebaugino. Taip ir aš sakau, kad čia yra visiškai arba bus visiškai kitokios rungtynės, kurių dvasią dar ne visi žino. Taip, aš turiu galvoj naujai atėjusi žaidėjai, kai kas beveik visi mūsų vyrai jau patyrė pirmas rungtynės Vilniuje ir žino tai. Taip, kad galvojau, kad žiūrovų laukia eilinis įdomus ir įdomios ir kovingos rungtynės.